Pravers komanda lankosi Švenčiausios mergelės nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje. Kalbiname kleboną Gintarą Joniką. Sveiki. Gerbiamas klebonė, bažnyčios tinklapyje perskaitėme žinutę apie adoracijos naktį. Ką tai reiškia? Adoracijos naktis. Ir dar 67-oji. Garbėsiu Kristui. Mūsų Švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo parapija turi išskirtinį ženklą, tai yra Švenčiausio sakramento adoracijos koplyčia, kada įeini į bažnyčią, dešiniai pusėje yra koplytėlė, kur vyksta Švenčiausio sakramento adoracija. Ir sulaukiam nemažai žmonių dienos metu, kurie ateina tyliai pabūti su Eucharistiniu Kristumi. Mes žinom, Kristus per paskutinę vakarienę įsteigė švenčiausią sakramentą ir bažnyčia jį laiko didžiausiai pagarboj, šventoj pagarboj. Ir tikintieji ateina pabūti su Jėzumi, skirti savo laiko, bet kartais mūsų bažnyčioje ir kitose bažnyčiose vyksta vadinamos naktinės adoracijos, kada žmogus, tu išeini iš savo komforto zonas, iš savo miego, iš savo šiltų patalų, šiltų namų, patogaus laiko leidimo ir praleidi ar visą naktį, ar dalį nakties, ar kelias minutės naktyje, tikrai būdamas su Kristumi švenčiausiame sakramente, būtent tuo nakties metu. Ir tai yra atsakas į mano tikėjimą, į mano meilę. Ir jeigu aš sakau, aš tikiu Kristų, tai nereiškia, kad aš jį tikiu tik dieną, ar per kokią nors šventę, ar kažkokį tai įvykį. Jis visuomet yra su manimi, jis yra mano išganytojas ir jis kiekvieną dieną skiria man išganimo malonės. Ir būtent mano didesnė auka, didesnis ir gražesnis atsiliepimas yra tada, kada aš tikrai patiriu taip pat kažkokį tai nepatogumą. Ir skiriu Dievui tokį šventą laiką, savo laiką, tikrai iš Dievo meilės pabūti su Jėzumi Kristumi, adoruoti. Ir čia yra taip pat ir mano privatus, ir bendruomeninis, reiškia, įvykis. Nes susirenkam ir į šventas mišias ir pas mus rytoj vakare adoracija prasidės 8 valandą vakare, 9 valandą kurijos kancleris aukos šventas mišias, nes ekscelencija vyskupas yra išvykęs į Romą, padėkoti viešpačiui už vyskupiją, kuri 25 metus ką tik paminėjom. Ir taip pat ir choras yra katedros džiaugsmas išvykęs su vyskupu, o paprastai vyskupas aukodavo tas mišias 21 valandą, bet dabar atvyks kurijos kancleris, kitos mišios bus vidurnaktį, aš jas aukosiu, ir 5 valandą ryte kunigas Gediminas, mūsų vikaras, aukos šventas mišias ir palaimins tikinčiuosius adoruotojus švenčiausio sakramento, naktinius adoruotojus, užbaigdama šį gražų laiką palaiminimo švenčiausiu sakramentu. Ir taip pat žmonės galės tarpuose ir šiek tiek pabendrauti, nueiti į parapijos namus, užkąsti ir arbatėlės ar kavos išgerti, kartu pasikalbėti. Tai yra tokia ir taip pat ir socialus bendravimas vyksta tikinčiųjų. Tai yra graži praktika mūsų bažnyčios, į kurią noriu pakviesti vis daugiau įsijungti žmonių ir tikrai, kaip sakau, išeiti iš tos buities į savo tų eilinių įprastų dalykų ir skirti tą dvasinį laiką, pabūti su broliais ir seserimis ir su savo viešpačiu. O dabar klebonė apie Šventą Ceciliją. Ką tai reiškia? Ir kodėl tai yra svarbu? Taip, Šventoji Cecilija yra minima lapkričio 22 dieną. Bažnyčia kiekvieną dieną savo kalendorių mini kokį ypatingą tikėjimo žmogų, kuris yra paliudijęs savo meilę ir ištikimybę Kristui ir bažnyčiai. Ir lapkričio 22 diena yra minima Šventoji Cecilija, mergelė ir kankinė,
Apie ją labai daug tokių tikrų šaltinių nėra, daugiau apipinta yra legendomis, bet ši mergelė yra nukankinta, todėl kad jis saugojo savo skaistybę, skaistumą ir Almachijas, reiškia, jisai norėjo nužudyti ją ir kad atsižadėtų Kristaus. Jinai yra 2-3 amžiaus šventoji ir jis liepė atsižadėti savo klėdesių. Šventoji Cecilija atsakė, tai jūs turite atsižadėti savo akmenų, reiškia, nes stabai buvo, reiškia, imperatorių garbinimas, skulptūrų vyko garbinimas ir reiškia, Kristui išpažinti ir tuomet jis ją norėjo ir aliejuje išvirinti, nepavyko, ir nukirzdinti su budeliu nepavyko, bet šventoji Cecilija minima kaip kankinė, kuri buvo nužudyta, tai yra tikra asmenybė ir jinai yra muzikų, kompozitorių, giedorių globėja. Mes tą dieną turim, reiškia, ir tokią vėl Lietuvoje tradiciją, pagerbiam, pasveikinam ir pavaišinam mūsų giedorius, vargonininkus ir giesmininkus. Ta padarysim ir savo parapiją po sumos mišių. Turbūt Cecilija turėjo gražų balsą ir šlovino Dievą giesmėm, nes pirmųjų amžių krikščionys jie iš vis labai giedojo, kaip istoriniai šaltiniai pažymi, jie šlovino giesmėmis Kristų, susirinkę drauge, tai ko gero jis išskyrė savo gražiu balsu, o popiežius Urbonas I yra pastatęs ant jos namų, kurį gyveno bažnyčia, dabar yra, nežinau, 220 ir 30 metais pastatyta bažnyčia ir piligrimai ten gali pasimelsti prie šventosios Cecilijos, reiškia, relikvijų. Yra jos toks atidengtas, reiškia, matosi jos kapas ir mūsų choras, kiek žinau, Šiaulių vyskupijos katedros choras buvo šiuo metu ir giedojo tenais šventos Cecilijos dieną sutiko. Ačiū už pokalbį. Prašau, ačiū Jums, kad vis pašnekinat ir galim pasidalinti apie gražius žmonės, apie gražias mūsų tradicijas, tikrai pasidalinti gyvenimu. Ačiū, Dievo palaimos.